Juodieji serbentai brandina skanias ir naudingas uogas, kuriuose gausu vitamino C. Augalas nereiklus, sąlyginai nereikalaujantis daug priežiūros, atsparus ligoms. Galima auginti savo reikmėms, nedideliais kiekiais. Šeimai turėtų pakakti 2-4 krūmų. Galima išdėstyti pagal brandos laikotarpius, ankstyvus, desertinius ir iki vėlyvųjų ir turėti šviežias uogas porą mėnesių. Juodieji serbentai gerai prižiūrimi gali derėti apie 20 metų, kelis kartus atnaujinant krūmą ir galima nuo krūmo surinkti 4-5 kg uogų. Sodinam serbentus. Geriausia serbentus sodinti eilėmis. Vieta gali būti kiek ir šešėlyje dalį dienos. Serbentai nebijo šešėlio, bet uogos sunoks vėliau ir bus ne tiek skanios, kiek auginant saulutėje. Juodieji serbentai yra perspektyvus pramoninis augalas vynininkystėje, kadangi gaunasi kvapus skanus vynas. Reikėtų tik tai parinkti tinkamas veisles ir sumažinti priežiūrą bei įdiegti mechanizuotą rinkimą, kadangi būtent uogų rinkimas jisai yra labai imlus darbui ir negali konkuruoti su vynuogininkystė. Juodųjų serbentų veislių yra labai daug. Yra desertiniai ankstyvieji juodieji serbentai, kurių derlių jau galima valgyti birželio pabaigoje. Priklauso, aišku, nuo metų. Ir galima parinkti pagal savo poreikius. Vat šiuo atveju čia yra Tifen juodieji serbentai. Augus, kurių šakos jos eina aukštyn, kiek mažesnio rūgštingumo, didesnio cukringumo, lengvai renkasi, yra didelės kekės ir skirta yra būtent vynui, sultims ir tolimesniam perdirbimui į vyną. Taip pat, jeigu savo poreikiam, tai galima išdėlioti veislės taip, kad pirmosios prasidės ten birželio pabaigoje, derėti desertinės veislės ir praktiškai gali derėti iki rugpjūčio vidurio, jeigu parenkam jau vėlyvesnes veisles. Ir rekomenduočiau jau perkant iš medelyno veislę, ją paklausti, parašyti tas savybės, kurios jum yra pačios tinkamiausios. Ir aš manau, kad ir parinks. Vynininkystėje aš atrinkau būtent šitą Tifeną ir čia yra Titanijos hibridas. Ir yra labai daug gerų škotiškų veislių. Dar sodinsiu Bentroną, kurio yra irgi panašios savybės kaip ir Tifeno. Čia yra vėlyvesni juodieji serbentai ir susodinti jie 80 cm vienas nuo kito. Atstumo pakanka kaip mitybai, kadangi šaknys juodųjų serbentų jos nėra labai plačios, eina kažkiek į gylį šaknys ir eina palei krūmą. Patogu, todėl kad prižiūrėti reikia mažiau, kadangi čia šakos jos sutankėjusios ir ten žolės būna mažiau, aplink krūmus taip pat žolės bus kiek mažiau ir pakanka pravažiuoti su vėjapjovė traktoriuku ir gerokai sumažina tą žolės šalinimo darbus šalinant žolę. Taip pat matosi veislė, kur statmeni augus stiebai, metras čia 60 panašiai, yra uogos, yra viršutinėse dalyse, irgi reikia žiūrėti, kaip jum patogiau rinkti. Lankstytis visą laiką tai yra nepatogu. Daug patogiau prieit ir uogas rinkti
rankos pasiekimo zonoje. Ir taip pat verta rinktis veislę, kur yra didesnės kekės ir tada irgi mažiau to darbo nei rinkti, kur uogos yra po vieną. Duobė serbentų kasama panašiai, kad būtų apie 60 cm skersmens ir apie 60 cm gylio. Čia vat matom seno serbento šaknis, koncentruojasi netoli krūmo, yra kelios į gylį einančios šaknys, dėl to ir turėtų būti gylis ne mažiau kaip 60 cm. Matom, kad žemė nederlinga, priesmėliai su moliūko priemaišomis. Nelabai čionais augalas derės. tą žemę išvežam lauk, į dugną sudedam viršutinį velėninį sluoksnį ir tada dar sumaišysim trimis panašiai lygiomis dalimis. Dalis durpių, dalis komposto ir dalis iš daržo žemės derlingesnės. Taip pat galima įdėti kiek kalio ir fosforo trąšų. Aš dėčiau kalio magneziją ir superfosfatą. Rudenį azoto trąšų dėti negalima. Galima bus kiek patręšti pavasarį. Pripilam vandens. Palaukiam, kol susigers. Serbentus sodinti geriausiai yra rudenį, kadangi pavasarį jie pakankamai anksti pradeda brinkinti pumpurus. Ir po to sunkiau prigyja rudenį, kol dar šilta galima ir sodinti. Dabar yra lapkričio pirma pusė. Geri orai turėtų prigriebti šaknis, kadangi netgi ir kai šaltis būna, tai šaknis jos žemė būna vis tiek įšilusi ir atsigaus šaknis. Sodinam taip, kad būtų apie 5-7 cm žemiau žemės paviršiaus, kad būtų įsigilinę. Čia yra trimetis sodinukas, aš jį sodinu tiesiai. Jeigu tai būtų vienmetis sodinukas, jį būtų galima sodinti kampu, kokių 45 laipsnių. Dar reikės kiek atvežti grunto. Pasodinus, palaisčius, aptrumpinam stiebus. Čia va toksai jisai nelabai ir sveikas, tai aš jį pilnai pašalinu. O sveikus stiebus galima sumažinti trečdaliu, per pusę. Taip žiūrėt, vat. Užgis, aišku, ir be sodo tepalo, bet dabar orai tokie neaiškus, tai geriau vis dėlto žaizdą užtept, kad neįsimestų kokios nors infekcijos. Šiandien laikas judėsim serbentam. Gražus išaugo šiemet. Truputėlį paskinė ir va, sauja didžiuliai. Beveik vyšnė, vyšnios dydžio serbentai. Nėra sunku nuskint, bet tam, kad būtų ir toks derlius, ir didelės uogos, krūmą verta karpyti. Vienas dalykas, vat, šaka nenusileidžia ant žemės, nežiūrinti tai, kad yra pakankamai daug uogų. Tai yra santykis stiebo ir uogų kiekio. Labai ilgo negalima leisti, nes va dabar va, per šiemet paaugo 20 cm ir tikrai jau kitais metais gulės ant žemės. Prieš pjaustymą kiekvienam krūmui įrankį išdezinfekuoju. Tam gali būti įvairių ir skirtingų ligų.
geriau jų nepernešinėt ir laikyti įrankius dezinfekuotus. Pašalinam senas nulinkusias šakas. Matom, eina jau išlinkusi, bet čia va naujas, gražus eina stiebas. Ir matom irgi senų šakų klasikinė bėda serbentų. Pusė šakos jau išdžiūvė, kažkoks įsimetė grybelis. Tai ten nupjovėm, pasiliko nauja šaka gana stipri. Ir va, matom pusę. Ir jau matosi, va šičia, kur buvo nupjauta. Va irgi viduje yra negyvos medienos ir šaka jau buvo praktiškai be lapų ir su mažytėm uogom. Va čia va irgi matosi tokios kaip ir vaisinės šakutės susidariusios nedidelės, ant kurių va yra po vieną ar kelias kiekės juodųjų serbentų. Tai va jie irgi kitais metais vėlgi turės daugiau jėgos, kadangi augalas į naują šakutę skiria labai daug jėgos ir jisai šios jėgos perės pumpurams, bus uogos didesnės, jų galbūt ir bus mažiau, bet uoga didesnė, sukaupusi daugiau cukraus ir kitų naudingų medžiagų ir rinkti bus paprasčiau. Kiekvienam krūmui praktiškai yra skirtingas pjaustymas, reikia žiūrėti, kokio storio yra pagrindinė šaka, kiek jinai gali atlaikyti. Nu, ir matom, čia jau lenkėsi ir galima paleisti vat šitą šaką, jinai po poros metų pakeis šią šaką ir turės tiek pat uogų, kiek ir šita. Nuo krūmo 5,7 kg uogų, minus 400 gramų. Kibiriukas 5 kg 200 uogų nuo vieno krūmo. Tai tikrai geras rezultatas. Dvimečiai serbentų sodinukai, kuriuos matėt, kaip sodinau, gražus, jau kažkur 1,20 m užaugo. Šiais metais norėjo duoti signalinį derlių, bet nušalo per pavasarinės šalnas. Ir dabar matosi, kad lapų gana daug, kiek yra azoto pertekliaus. Ir verta rudenį nupurkšti karbamidų, tam, kad paskatinti lapų kritimą ir jų sunykimą. Tai tokia natūrali priemonė prieš ligas. Na ir kažkiek tai netgi ir kenkėjam bus sunkiau, kai tenais apačioje nebus kur slėptis po lapais. Pavasarį juoduosius serbentus trešiu kalio ir fosforo trąšomis. Dabar atsirado prieinamom kainom kalio sulfatas granuliuotas, superfosfatas. Tai jų po panašiai šitokiam krūmeliui reikėtų duoti po 30 gramų. Duoti tada, kai jau pradeda aktyvuotis. Mano tokia kaip rodiklis, tai yra, kai pradeda bėgti klevo sula, o klevo sula mūsų vietoje pradėjo keli metai, kai bėga jau vasario mėnesį ir vasario viduryje. Tai jau vasario viduryje, kai pradeda bėgti klevo sula ir verta įterpti granuliuotų mineralinių trąšų. Pas tą, kas yra trūkumas, reikėtų čia pavasarį įdėti mineralinių azoto trąšų, karbamidą ar kitų azoto grupės trąšų, irgi panašių kiekių, tai yra 30-50 gramų. Didesniam krūmui visos santykius didinti 2 ar net 3 kartus priklausomai nuo krūmo dydžio. Ten kiek apie normas bus aprašymai įdėtame straipsnėje. Aš azotinių trąšų nededu, kadangi pas mane jo yra perteklius. Aš iki birželio vidurio dedu mulčių po juodaisiais serbentais ir jie kažkiek tai ir žolės sulaiko ir duoda tą reikalingą azoto kiekį, kartais, kaip matom, netgi kažkiek tai per didelį. Bet jau senesniem krūmam
Tai jau matom, ten jokių lapų nėra ir tas azoto kiekis yra pats tinkamiausias. Vasarą aš jau siūlyčiau nebenaudoti granuliuotų trąšų, o tręšti per lapus. Tai ir trąšų taupimas, esminis trąšų taupimas, kadangi 10 litrų dedama yra nedidelis kiekis, aš naudoju monokalio fosfatą, kuris turi ir kalio, ir fosforo, galima naudoti kalio sulfato, negranuliuoto, o yra tokio rūpesnio kalio sulfato, lengvai tirpstančio. Kiekiai eina kažkur 5 gramai 10 litrų. Taip pat papildomai dažniausiai įdedu mikroelementų. Pas mane trūksta boro, magnio kartais trūksta, va jaučiasi chlorozė ant lapų. Ir baigti tręšimus jau kokį 3 bent jau savaitės prieš derliaus rinkimą. Tai išeina panašiai apie 2-3 ten laiko dažniausiai nepagaunu, kad galima būtų padaryti 3 tręšimus per lapus per sezoną, dėl to, kad neiškrenta. Tai lietus, tai vėjas, tai dar kas nors. Tai va, 2 kartų tikrai pakaks. Kalis, jisai yra reikalingas tam, kad uogos būtų saldžios ir jisai taip pat yra naudojamas augalo ir pačių medienos augime, taip pat nuo jo priklausys ir sėkmingas peržiemojimas. Jisai pumpuruose būna, sudaro tos junginius, kurie padeda geriau apsisaugoti. Fosforas, jisai yra reikalingas pačioje pradžioje, kai sprogsta pumpurai, dėl to kartais jo galima ir nenaudoti. Vasaros metu boras mezgimuisi svarbus ir be boro trūkinėja sienelės uogų. Azotas, tai yra čia išaugęs stiebas per metus, kokie 40 cm. Tai jis yra tas pagrindinis, kuris duoda žaliąją masę ir dėl to jo irgi reikia. Purškimai pavasarį būna jau dažniausiai po žydėjimo tik suspėja, bet būtų gerai ankstyvą pavasarį kiek nupurkšti vario sulfatų, bet reikia suspėti, nes pumpurai juodųjų serbentų yra tokie atviri ir galima nudeginti nesunkiai. Dėl to tikrai nedaugiau kaip 1% vario sulfato tirpalų išpurkšti. Lygų pas mane nepastebėta, tai tais visais fungicidais nepiknaudžiauju. To pilnai pakanka jau, kad šitie serbentai duotų tą derlių, kurį aš rodžiau. Tai yra tokį kibirioką nuo krūmo. Juodųjų serbentų priežiūros sezonas į pabaigą, jau prasideda naujas sezonas, bet kaip matėte, tikrai nėra sudėtinga juos auginti, sodinti, prižiūrėti ir turėti rezultatą. Tai yra raudonas vynas, kuris šiemet pastatytas ir jau praskaidrėjo, labai greitai skaidrėjo juodųjų serbentų vynai. Nuostabus stiprus aromatas. Jisai gali ir patikti, ir nepatikti, ir net man būna taip, jau atsibosta tas toks aromatas, bet supranti, tokio aromato iš kitų uogų praktiškai neįmanoma išgauti, turėti savo kažkiek tai vyno. Fermentuotų sulčių su jūsų probiotikais, taip, čia yra mikroorganizmai, kurie yra ir šitame vyne, ir sultyse taip pat fermentuotose. Ir jeigu pavartojat antibiotikų, pasidarė ten dykumą, tai yra vienas iš būdų susigrąžinti savo būtent mikroorganizmus, kurie su jumis yra susigyvenę. Dėl to verta turėti kiek daugiau, pasidaryti kokių 20 litrų
fermentuotų sulčių. Gerai, tai vat, jau tikiuosi kitais metais bus jau ant šitų, rodytų kaip sodintų serbentų uogų, dėl to prenumeruokit kanalą, kad nepraleisti, kaip pagaminti gerą juodųjų serbentų vyną. Ir jeigu patiko, spauskite like motyvuoja kurti naujus filmus, na ir skanaus viso.